Labas rytas, mėlyjeji žiūrovai. Čia su jumis yra Algirdas Gurevičius iš Špikis keliauja kanalo. Špikis keliauja ar Špikis filmai? Špikis filmai, man atrodo. Iš Špikis filmai kanalo. Mes atsibundame šiame nuostabiame viešbučio kambarėlyje, kuris mus priglaudė šiai nakčiai. Už lango lijo lietus praktiškai visą naktį ir man taip džiaugiasi širdis, kad aš esu saugiame prieglobstyje šitų 4 sienų. Iš tikrųjų, yra labai toksai durnas dalykas, kai tu apsistoji kur nors viešbutyje ir matai už lango saulę, tai labai siutina, nes norisi, kad tuo metu dėtųsi ten, uraganai vyktų ir panašus dalykai. Tai visa laimė, kad mačiau tą lietų, tai man taip ant dušios šiek tiek geriau buvo. Toks pasiteisinimas savo. Tai iš esmės išsimiegom, daiktai po truputį pakuojami. Iš esmės yra 8 valandos ryto ir aš nelabai suprantu, kodėl aš taip anksti viską susiruošiau, nes iš tikrųjų tai galėčiau būti šitam viešbutį iki 11. Ar aš ir būsiu iki tos 11, čia yra klausimas. Gal šiek tiek parelaksuosiu dar, nes iš tikrųjų tai miegau gan prastai. Bet o į lauką kažkaip tai žiūrint į tą debesuotą dangų eilinį kartą ir nesuprantu. Šiaip panašu, kad vis dar lyja. Nes, tokia turbūt dulksna. Tai iš tikrųjų į tą lauką kažkaip nelabai veržiuosi. Tai dar šiek tiek pakimarinsiu čia, paskrolinsiu ką nors, pabūsiu. Ir tada jau leisimės į kelią link Glasgow, iki kurio mums lieka iš tikrųjų ne tiek ir daug, apie 350 km. Laikrodis vibruoja, sakydamas, kad jis jau pasiruošęs judėti, nes yra ant 100%. Aš nesijaučiu ant 100%, tad laikrodį tu dar pabūk. Tai bet kuriuo atveju. Daiktai po truputį pakuojami, kola po truputį tuštinama ir po truputį ruošiamės judėti. Judėjome iš viešbučio, turiu pripažinti, kad oras lauke per langą atrodė daug geresnis negu kad realybėje. Bet skustis turbūt negaliu, nes ir saulytė šiek tiek lenda, lietus nelyja, vėjo kol kas bent jau nejaučiu, bus matyt, ar pasijus, ar pradės lyt. Atsakymai turbūt taip, bet likime optimistai. Nežinau, ar žiūrit, bet ten priekyje mina dviratininkas. Tai jau tą dviratininką aš pamačiau jau prieš kokius 5 kilometrus, gal truputį mažiau, ir niekaip nepaveju. Jisai tolsta šiaip jau ką. Tai atrodo gal truputį lengviau pasikrovęs negu aš. Gal šiaip yra stipresnis negu aš, nežinau. Bet judame tą pačią kryptimi. Tai labai įdomu, ar pavysiu ar ne. Nežinau, ar pamenat, bet Amerikoje aš labai šaipiausi iš jų dvirtakių, kur eina palei kelią. Ir realiai nėra jokios atskirties, tik tai pievutė. Tai čia ta atskirtis yra dar mažesnė. Motociklininkas vajavo. Tai čia irgi labai juokingi tie dvirtakiai. Kuris nei iš čia, nei iš to prasidėjęs, nei iš čia, nei iš to ir pasibaigė. Tai bent vienas panašumas į Lietuvą. Kaip gaila, nesimato traukinio. Tas pats traukinukas, kur matėm tą miestelėje, tik persikėlė kelto. Ir jisai čia eina iki pat Glasgow. Nežinau, ar šitas gražus jis eina. Šitas gal yra toksai daugiau turistinės atrakcija, turistam pasivažinėti. Bet jisai toks žiauriai gražus, senovinis garvežys, gerai svaromas. Ir čia jo stotelė buvo, blema, kaip gaila, kad truputį pavėlavau atvažiuoti. Būčiau atvažiavęs kokiam 2 minutėm anksčiau ir
būčiau galėjęs ir nufotkinti, ir nufilmuoti gražiai. Nes man labai gražiai jis atrodė. Tai va, ir aš vieną kartą jį mačiau važiuojant. Iš viso žiauriai gražiai atrodė, bet tuo metu iš viso kameros neturėjau, nes, žodžiu, aš kai nuvarėjau vakar į viešbutį, palikau visus daiktus ir grįžau į miestelį apsipirkti. Tai nieko neėmiau, nieko nefilmavau ir kaip tik mačiau jį. Net telefonas buvo ne po ranka ir negalėjau nufotkinti. Žodžiu, kol kas man su juo labai nesiseka. Bet gal dar kažkur išvysiu. Sau vėl. Ir statu, ir karšta, ir šlapia. Jaučiuosi kaip į tropikus kokius patekęs. Neįtikėtinai nesiseka su šituo traukiniu. Tai visa laimė, kad važiavo ne tas gražusis. Kaip tik buvau pakėlęs droną, kaip tik skraidžiau. Ir pavėluotai išgirdau, kad atvažiuoja traukinys. Ir kaip tik buvau ne toj vietoj, kur būčiau norėjęs būti. Tai ten strimgalviais į tą pusę, kamera visas pusės. Žodžiu, turbūt nieko gražiai nenufilmavau ir nenufotkinau, bet nu jo, neįtikėtinai nesiseka man su tuo traukiniu. Ką tik pro mane pravažiuodamas automobilis atsidarė langą ir pasisveikino, kaip supratau, ukrainietiškai, į ką aš te galėjau atsakyti hello. Jisai tada labai nustebo, sako, tu ne iš Ukrainos? Sakau, ne, aš iš Lietuvos. Tada jisai šiek tiek pasimetė. Jo, jisai ukrainietis, perdavė linkėjimus Lietuvai, palinkėjo geros kelionės ir nuvažiavo. Ir iš tikrųjų tai toks labai keistas jausmas. Ir dabar labai stengiuosi rinkti žodžius teisingai, nes nenoriu išsireikšti neteisingai, bet iš vienos pusės tai yra žmogus, kuris akivaizdžiai turistauja Škotijoje, kai jo šalyje vyksta karas. Tai yra jaunas vyriškis, kuris galbūt galėtų važiuoti atgal į savo tėvynę, padėti jai. Iš kitos pusės tai yra labai švelnaus veido ir labai švelnaus balso žmogus. Ir jo, tai yra labai subtilus dalykas ir labai sunkus dalykas. Ir mane labai ima pyktis suvokiant, kad tam tikros šalies idiotas pastato žmonės į tokią situaciją, kur tu turi rinktis visumoje. Ar tu eisi rizikuoti savo gyvybę, ar tu liksi iš dalies turbūt šalies išdavikų, nežinau. Nu, ta prasme, vėlgi, labai noriu atsargiai rinkti žodžius, nes yra labai daug visokių situacijų ir variantų, kaip tai gali būti ir kad tas žmogus gali būti visai nieko dėtas, bet kuriuo atveju yra vienintelis kaltas šitoj visoj situacijai. Ir jūs patys turbūt puikiai suprantat, apie ką aš. Labai pikta dėl to. Tad slava Ukrainė. Blema, aš noriu su tuo traukiniu pravažiuoti. Čia belenkaip gražus turėtų būti maršrutas. Ir su dviračiu važiuoti čia yra gražu, bet traukinys dar gražesniu atrodo eina. Nes visokiais slėniais, kalniukais, tarpekliais, jėzau. Žiauriai gražus kažkaip tai.
Apskritai, kol kas šitas kelias labai maloniai džiugina. Ypač po tų salų, kurios man atrodė totaliai be ryšio, tai šita atkarpa kol kas, koks, ta prasme, koks kalnas. Ir pati Škotija čia atrodo visiškai kitokia. Tokia labai žalia. Tos kalvos, kurios buvo, pavirto kalnais. Nu žodžiu, tikrai esu maloniai nustebintas šitos dalies maršruto. Kol kas. Važiavau, pamačiau daug sustojusių automobilių ir žiūriu, graži bažnytėlė. Tai va, atėjau pasižiūrinėti. Nu, tikrai graži. Ir į vidų įėjau. Vidus tai toks, sakyčiau, lietuviškas panašus. Nieko kažko labai išskirtinio, bet šiaip iš išorės tai labai įspūdingai atrodo. Palikau pagrindinį kelią kitoje pusėje ežero jūros, nežinau, kas čia dabar bus. Jo, važiuosiu čia tokiu šalutiniu keliuku ir po to su keltu mažiuku trumpu persikelsiu atgal į tą pusę. Čia, man atrodo, tiesiog toksai apvažiavimas yra, nes jisai turbūt yra mažesnio intensyvumo kelias. Tai šiaip negaliu skųstis, anas kelias man visai patiko, nu jo, eismas truputį intensyvus, bet iš tikrųjų galima pakęsti. Ir tikrai labai gražus maršrutas buvo šiandien, nu fantastika, man sakyčiau, ar gali šitą dieną imti topą? Nu, bent jau šitą pirmą dalis dienos. Į top 3 turbūt galėtų patekti. Nežinau, ar top 1, bet top 3 tai tikrai. Pažiūrėjau, tai iš tiesų čia yra lokas, tai reiškia ežeras. Tai va, ir planas šiaip jau šitoj pusėje ir stoti nakvynės, nežinau kur, bet kaip ir mintis yra wild campinti šiandien, nes po vakarykščio pasitaškymo pinigais noriu šiek tiek pataupyti. Tai gali būt, jeigu daugiau šiandien nieko neišleisiu, gali būti tai pirma diena, kai neišleidau nė centų šitoj kelionėj, tik dabar pirma diena tokia. Jo, pasitaškiau. Pagaliau pietų metas. Šiandieną valgysime tai, kas liko iš viešbučio po didžiulio apsipirkimo ir po to, žinoma, nesugebėjimo sutalpinti į save. Tai yra vienas sumuštinukas su vienu papildomu kąsniu. Šiaip labai nustebau, kad juodos duonos jie turi. Šiaip nebūčiau pagalvojęs, kažkaip visada būdavo juoda duona, tai toksai rytų Europos simbolis. Su šita vieta tai labai juokingai gavosi. Važiuoju turbūt jau kokius, nežinau, tikrai bent 15 km galvodamas, kaip noriu valgyti. Ir galvoju, bet man būtų tai faina rasti kokį nors suoliuką, ant kurios galėčiau atsisėsti, va gražiai, su gražiu vaizdu, o ne tiesiog palei kelią suryt ir važiuoti toliau. Važiuoju ir grinai likus turbūt kokiem 500 metrų iki šito staliuko galvoju, ir kokio velnio aš čia važiuoju, ieškodamas to menamo staliuko, kurio tikrai niekur nerasiu. Ir va, 500 metrų ir radau. Taip, kad tai yra gera pamoka, kaip niekada nereikia prarasti vilties. O dabar skanaus Algirdas valgo. Ką tik praskrido 9 naikintuvai virš galvos formacijoje. Nespėjau net nufilmuoti, net nespėjau susivokti, kas čia įvyko. Geras. Anyway, žiauriai šalta, reikia važiuoti.
Pusėje yra didesnis vienas iš miestelių šito regiono, bent jau Fort Williams ar William, nežinau. Tai vat mes jį apvažiuosime, tai mums ir liks kitame krante. Nu, man čia visai patikti, sakyčiau. Ir kas man dar labai patikti, vienas dalykas, kad kalnai labai gerai užstoja vėją. Tai kartais gaunu porą gūsių, suprantu, kad tas vėjas yra ir jis stiprus, bet didžiąją dalį laiko važiuoju tokiam štiliuke. O kitas dalykas, kuris patinka, tai kad panašu, jog su stovyklavietėm pirmą kartą Škotijoje, ko gero, nebus problemų. Nenoriu prisikalbėt, bet pravažiavau tikrai N stovyklaviečių, kur pagalvojau, blemba, visai norėčiau čia sustoti. Tai va, tai labai tikiuosi, kad kai pradėsiu ieškoti neužilgo. Dar porą kokius kilometriukų noriu numint ir galiu pradėti po truputį žiūrėti. Nes po to jau bus keltas, kelto nenoriu šiandien privažiuoti. Tai va, tai tame tarpe kažkur tai bandysim kažką surasti. Ir tikėsimės, kad pavyks. Ir kad pavyks gražią. Nenoriu bet kokios, noriu gražios. Ar tik tai nėra mūsų stovyklavietė šiandienos? Vienintelė problemytė, kad nelabai žinau, kur palapinę reikėtų pastatyti. Visgi tai nepasirašiau. Čia turim paplūdimiuką, bet nematau jokio nusileidimo į jį. Plius jisai nėra lygus, gulėčiau su nuolydžiu. Tad važiuojame toliau. Blem, ar tik nebūsiu prisidirbęs. Ten jau miestelis čia pat, o aš vis dar ieškau tos tobulos vietos. Klausykit, ar aš tik ką suradau visiškai netikėtai stovyklavietę? Miestelis, kaip matot, jau čia pat. Čia gal kaip su tuo staliuku mistinis, kur ieškau, maniau nerasiu, radau. Tai dabar gal ir su stovyklavietė ieškau, maniau neberasiu ir radau. Nu tai ką, manau, kad ties tuo galime ir pabaigti šiandien dieną. Tai rytoj keliamės į tą pusę ir pasimatome būtent rytoj. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Labai smagu buvo šią dieną minti, nes iš tikrųjų buvo labai graži, labai faina diena. Tokia, kur norėtųsi daugiau tokių Škotijoje, deja, jų buvo ne tiek ir daug. Tai va, tai bet kuriuo atveju, kaip sakiau, ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatome rytoj. Ate!